Jeigu tu, kaip ir mes, kurį kiną, kviečiame jo pasidalinti su kitais mokiniais iš visos Lietuvos. Kovo 13 dieną organizuojame jau 6-ąjį Lietuvos mokinių filmų festivalį Laisvas kinas. Pernai mūsų festivalyje dalyvavo mokiniai iš 22 Lietuvos mokyklų. Festivalį organizuoja Vilniaus Laisvės gimnazijos kino klubas. Festivalio partneris – Naujosios Vilniaus kultūros centras. Jame yra didžiulis ekranas, kuriame galėsite pamatyti savo nuostabius filmus. Festivalio globėjas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Liutauras Kazlavickas. Festivalį remia Vilniaus miesto savivaldybė. Filmus festivaliui gali siųsti vienas dalyvis arba komanda. Filmo žanras, tematika ir išraiškos forma neribojama, nes tai laisvas kinas. Rekomenduojama kino trukmė iki 10 minučių. Filmus galite siųsti nuo sausio 15 iki vasario 15 dienos. O kovo 13 dieną susitiksime Naujosios Vilniaus kultūros centre. Geriausi filmai bus apdovanoti.